Atliksime praktiką, kuri yra skirta pažinti savo būsenoms, tai, ką jūs jaučiate, ir tą būseną pakeisti. Jums reikės geriausiai, kad būtų teksto žymekliai, dažniausiai teksto žymeklius visi turi savo darbo vietose ar ofisuose, ten, kur dirbate. Labai tinka teksto žymekliai dar ir todėl, kad labai greitai jais galima spalvoti ir jūs spalvą liejate. Jums nereikia susikoncentruoti, jūs spalvą liejate ir čia yra daugiau laisvumo. Tai labai tiks teksto žymekliai. Jeigu neturite, tai paimkite flomasterius, paimkite tai, ką turite. Ir jums reikės markerio, bet jeigu markerio neturite, tai gali būti bet koks tušinukas. Ir žinoma, popieriaus lapo. Aš paėmiau vieną popieriaus lapą ir jį tiesiog perkirpau. Tai pradėsime nuo to, kad nusipieškite apskritimą, nesvarbu kreivas, šleivas ar koks jisai jums gausis, jūs nusipiešite apskritimą. Ir tą apskritimą pavadinkite. Pavadinkite tą būseną, kurią jūs dabar jaučiate. Pavyzdžiui, šiuo metu aš jaučiu įtampą. Identifikuokite įtampą. Kokios spalvos yra mano įtampa? Štai iš turimų teksto žymeklių aš parenku, kokios spalvos yra įtampa. Ir galvojant apie tai, aš nuspalvinu visą apskritimą. Tiesiog leidžiu tai būsenai išsilieti ant popieriaus lapo. Matote, kaip patogu yra spalvoti teksto žymekliais, todėl kad jūs greitai galite tą spalvą išlieti popieriaus lape, jums nereikia tikslių judesių. Čia joks grožis yra nereikalingas, jūs galite labai lengvai, laisvai savo ranką paleisti, bet svarbu yra tai, kad už apskritimo ribų jūs neišeitumėte. Taip. Tuomet mes imame kitą popieriaus lapą, bet tą mes galime naudoti ir tiesiog kitą popieriaus pusę. Pas mane storesnis popieriaus lapas, čia yra kartonas, užtat nepersigeria. Ir vėl piešiam apskritimą ir įsivardiname, o ką dabar jaučiame, kokioje būsenoje dabar, po to, kai įvardijote įtampą, po to, kai nuspalvinote, kokią būseną dabar jūs galėtumėte įvardinti po įtampos paleidimo. Žinoma, kada aš kalbu, tai padaryti yra kiek sunkiau, čia svarbu yra jūsų vidinė tyla, svarbu yra koncentracija, bet galite viską daryti po to, kai jūs pažiūrėsite šitą video. Ir tarkim, dabar aš įvardinu, kad būsena pasikeitė į erzulį. Erzulys tiesiog. Dabar jaučiu erzulį. Kokios spalvos tas erzulys? Tebūnie jisai va toks. Ir vėl visą apskritimą, neišeinant už apskritimo ribų, visą apskritimą aš nuspalvinu. Leidžiu, kad šita būsena, erzulio būsena, jinai būtų tik nubrėžtame apskritime. Čia jūs galite atsižvelgti ir į save. Ir pavyzdžiui, jeigu jums norisi platesnių rankos mostų, jeigu jūs norite laisviau, daugiau vietos turėti išreiškimui savo būsenui, tai imkite didelius popieriaus lapus. Ir vėl darome tą patį. Čia dedame į šoną, mums nebereikalinga. Toliau jaučiau erzulį. Ką dabar jaučiu? Kokia dabar būsena? Piešiu apskritimą, nusiraminimas. Dabar jaučiu, kad šiek tiek nusiraminau. Nusiraminimas. Ir vėl nusiraminimas kokios būsenos?
vat šitokios šviesiai žalios. Ir vėl visą apskritimą nuspalvinu. Ir jūs galite tuos apskritimus piešti ir spalvinti tiek ilgai, tiek kartų, kol jūs pajusite palengvėjimą ir kol ta būsena, kurią jūs įvardinsite, jums bus tinkama, kol iš pirminės būsenos jūs ją pakeisite į tokią, kuri jums teiktų resursą. Štai tokia paprasta praktika. Daugiau praktikų galite surasti mano socialiniuose tinkluose, Instagrame Lina kalba, Facebook'e arba YouTube platformoje. Dalinkitės savo įspūdžiais. Na, o jeigu norėtumėte ilgesnių praktikų susijusių su piešimu, puslapyje www.linakalba.lt jūs surasite ne vieną piešimo užsiėmimą. Pasirinkite sau tinkantį ir pradėkite kartu piešti.